Krzyštofai, kaip sveikata paties šiandien žaidė? Nieko nematau. Krzyštofai, vakar nežinojai, žaisi ar ne, šiandien žaidai, kaip jautėsi papasakok? Sąlygos jos visur panašios yra. Lova, televizorius. Tik lietuviškas kvapas, va vakarais ateina biškai. Langą atsidarius, žinot. Daug nepakvėpuosi. Lietuviškai, nu, namuose žaidžiam. Daug dievė, kad padėtų. Kokia bus rytoj diena jūsų? Mūsų? Trečiadienis. Ne, bet diena, ką jūs veiksit? Tai žinau, kad trečiadienis. Ką veiksim? Atsikelsim, papusryčiausim, važiuosim į treniruotę, pasikartosim. Gražiai? Gražus, kaip visada. Ačiū. Ir jūs labai gražu. Ką, nieko tokio neturėjom padaryti. Apsiginti ir užpulti. Bet vis tiek laimės, privalot laimėti. Čia klausimas ar komentaras? Kaip, jeigu komentarus Prašymas. jūs ten užrašykite, ten yra tūkstančiai tų komentarų. Ne, prašymas. Prašymas. Aš irgi daug ko galiu prašyti. Kęstuti, Paulius Silkūnas had a bit of ice on his leg and he dropped In English, please. This is an English language press conference. If you want to refer, you're going to speak after the press conference. I was speaking English, I'm Australian. Sorry. Sorry, my mistake. You're Australian. Thanks, mate. No. Kęstuti, Paulius Silkūnas had some ice on his leg. Any problems there? Excuse me. Paulius Silkūnas. Ah, okay. Kaip, aišku, jie fiziškai dideli, fiziškai stiprus, talentingi, iš tikrųjų krepšininkai čia vieni iš geriausių pasaulio. Tomai, kaip tas naujasis kamuolys, nes vieniem patinka, kitiem nelabai. Man tai tas pats net nepasirodė, kad čia naujas. Nes buvo kas skundėsi. O kas skundėsi? Belgai. Kaip ten sako, ilgam šokėjai ir tie maišo. Čia reikia pažaisti krepšinį, kad gerai suprasti. Ar ta laisva diena turėjo kažkiek įtakos tam, ar tiesiog... Taip turėjo, mes gerai pamiegojom. Ispanas dar geriau matosi, pamiegojo, ne? Operacija? Jo. O kada operacija? Prieš kiek laiko? Prieš metus. Prieš metus. Primink, kokia? Ta prasme, kaip tiksliai įvardyti operaciją? Pjovė nugarą. Ne, iš tikrųjų koją pjovė. Ne, tai nugarą pjovė, paprastai išvarža. Nice, išvarža. Išvarža. Viskas vėl prasidės nuo gynybos, agresyviai dengtis. Ačiū.